Papasakosiu apie 10 dienų žygį dviračiu pietų Švedijoje. Kartu su savimi pasiėmiau tik pačius būtiniausius daiktus. Palapinę, miegmaišį, čiužinuką ir keletą kitų daiktų, be kurių į dviračių žygį leistis būtų rizikinga. Išvykęs norėjau pamatyti, kaip atrodo Baltijos jūros pakrantė. Pakrantė, prie kurio žmonės ateina ne saulės palydėti, o jos pasitikti. Norėjau pamatyti Švedijos miškus, kuriuose slepiasi milžiniški akmenys išbarstyti slenkančio ledyno prieš tūkstančius metų. Norėjau pamatyti Švedijos ežerus ir salas, kurių tiek daug, kad net patys švedai nesugeba jų suskaičiuoti. O dabar papasakosiu, kaip viskas prasidėjo. Nekantravau pradėti keliauti, tad kėliausi anksti, 4 ryto. Turėjau suspėti į traukinį, kuris mane nuveš į Kopenhagą. Atvykęs į Kopenhagą persėdau į kitą traukinį, kuris mane perkels per Oresundo sąsiaurį į Malmės miestą Švedijoje. Išlipu iš traukinio, apsižvalgau aplink ir jaučiu, kaip apima geras jausmas. Vėl pradedu naują žygį dviračiu. Esu ten, kur dar niekada nebuvau, tad nieko nelaukiu ir pradedu minti dviračio pedalus. Malmės mieste ilgai neužsibūnu. Tiesiausiu keliu patraukiu link jūros. Tolumoje pamatau aukštai dangų kylantį pastatą. Tai, dar ne taip seniai, buvęs aukščiausias pastatas Švedijoje, kurio aukštis net 190 metrų. Patraukiu tolyn, važiuoju dviračių takeliu, kuris eina palei jūrą. Numynęs keletą kilometrų pasiekiu dar vieną įspūdingą statinį – tiltą per Oresundo sąsiaurį. Oresundo tiltas – vienas ilgiausių tiltų Europoje, kurio ilgis beveik 8 km, o likusio kelio per sąsiaurį dalis driekiasi 4 km ilgio tuneliu po jūros dugnu. Ankstyvas rytas, teisingo traukinio paieškos nepažįstamoje stotyje visada sukelia šiokį tokį nerimą, bet pirmieji kilometrai dviračių jį visiškai panaikina. Ir pradedu jausti tą malonų alkio jausmą, kai žinai, kad bus galima pasimėgauti kiekvieno maisto kąsneliu. Tačiau ir sustoju pirmai maisto pertraukėliui. Stebiu tiltu važiuojančias mašinas ir riedančius traukinius. Jei švedai nebūtų buvę tokie užsispyrę, šiandien tiltu būtų galima pamatyti ir minančius dviratininkus. Tokia idėja buvo kilusi danams, bet švedai su tuo nesutiko. Kaip bebūtų, kartais pasitaiko itin reta galimybė perbėgti šį tiltą. Artimiausia jų bus šią vasarą. Nuo tilto atidarymo prabėgo jau 25 metai. Šiai sukakčiai paminėti vyks bėgimas per tiltą. Pusmaratonėje dalyvaus net 40 000 bėgikų iš viso pasaulio. Pavasario dienos dar nebuvo labai šiltos, bet ši pasitaikė kiek kitokia. Pietų vėjas atnešė neįprastai šiltą orą. Pavasaris toks metas, kai keliaujant dviračiu sunkiausia pasirinkti tinkamus rūbus. Minant dviratį, greit galima sušilti, bet kiek ilgiau sustojus, tuoj pat pasidaro vėsoka. Tad derinti rūbų sluoksnius tenka nuolat visą dieną. Planuodamas maršrutą, norėjau važiuoti kuo arčiau jūros, bet ne visada jį matydavus. Jūra tai priartėdavo, tai nutoldavo, o jūrai nutolus, keliukas eidavo per bekraščius ūkininkų laukus. Tolumoje matydavosi jų trobelės, o aukštesnių kalvų ar miškų nebuvo matyti. O truputį artėjo vakaras. Neįprastai kaitrę pavasario saulę pakeitė nuo jūros lenkantis šaltas rūkas. Pradėjau žvalgytis nakvynės vietos. Žemėlapyje pamatau keliuką, kuris turėtų nuvesti prie pat jūros. Juo aš ir pasuku. Keliuko pabaigoje pradėjau girdėti jūros bangas ir jausti vėsų vėją ramiai pučiantį nuo per žiemą sušalusios Baltijos jūros. Apsidžiaugiu pamatęs kopų supamą jūros pakrantę. Vaizdas nuostabus, bet status ir akmenuotas jūros krantas ne pati geriausia vieta palapiniai statyti. Apsižvalgęs, tolumoje pamatau mažą trobelę. Dar kartą apsidžiaugiu. Maža trobelė ant jūros kranto kvietė prieiti artyn. Priėjęs arčiau, net nedvejodamas supratau, kad čia ir liksiu nakčiai. Išaušo rytas. Prabudau anksčiau, nei pradėjo skambėti žadintuvas. Švindant sukilo jūros vėjas, kuris pradėjo daužytis į palapinę, o palapinės keliami garsai, pučiant stipresniam vėjui, visada kelia papildomą nerimą. Ar jai nieko nenutiks? Nes jie juk vieninteliai turimi namai. Vakar atslinkęs rūkas
dar nebuvo išsisklaidęs. Pries arčiau trobelės, prie jos durų pamačiau didelį akmenį. Akmuo prilaikė neužrakintas trobelės duris. Trobelė atrodė įspūdingai. Net nemaniau, kad būtų galima tikėtis, kad ji gali būti neužrakinta. Tad atvykęs stovyklauti, iškart pradėjau statyti palapinę, nepatikrinęs, ar galima užeiti į trobelės vidų. Nes jau kažkaip neįprasta, kad trobelė galėtų būti skirta užklydusiems keliautojams. O tai buvo tikra keliautojų trobelė. Rytas buvo žvarbokas, nusprendžiu pusryčiauti trobelės viduje. Ne vienas keliautojas galėtų patvirtinti, kad pati skaniausia kava ta, kuri ryte būna paruošta užvirmus vandenį dujų balionėlio pagalba. O tai kuo ta kava tokia ypatinga? Turbūt nieko. Skonis tas pats, bet jausmas kitoks. Gamtoje, žvarbų rytą, ten, kur įprastų patogumų surasti nepavyks, karštas kavos puodelis, šildantis šąlančių rankų pirštus, tampa tikrai ypatingu. O rankoje jaučiama šiluma trumpam sustabdo ryto rutinoje ir leidžia apsižvalgyti aplink. Žvelgiant pro namelio langus, tirštame rūke nieko nebuvo galima matyti, bet nesandarūs jo langeliai leido girdėti jūros bangas ir pučiantį vėją. O įsiklausius, tolumoje buvo galima išgirsti rūke signalizuojančius laivus, įspėjančius kitus apie jų priartėjimą. Trobelė atrodė sena, bandžiau įsivaizduoti, kiek jūros audrų ji turėjo atlaikyti, kiek daug keliautojų istorijų ji turėjo girdėti. Rūkas tą dieną buvo labai tirštas, pučiant vėjui buvo galima matyti slenkančius rūko ruožus. Toks rūkas man priminė kalnų debesis, kuriems suslinkus saulė pasislėpdavo ir aplinką užguldavo vėsuma, o kūnų ir veidų galima jausti atsitrenkiančius smulkučius vandens lašelius. Rūke miško medžiai tai kaip rūko gaudyklės, kurios surenka tūkstančių lašelių, kurie vėliau susijungia į didelius lašus, kurie galų gale, neišsilaikydami ant šakų, krenta žemyn. O įsiklausius, galima išgirsti, kaip vienu metu šimtai tokių lašelių leidžiasi žemyn, atsitrenkdami į drėgną miško paklotę. Tikėjausi, kad ryto rūkas išsisklaidys ir įdienojusi saulė sugebės pro jį prasiskverbti. Bet rūkas taip ir nedingo visą dieną. Rūbus, dviratį ir kitus mano daiktus padengė plonas, per daugelio kilometrų nugulęs rūko sluoksnis. Važiuojant per mišką, kelias atrodė kaip po lietaus. Važiuodamas mišku, pamačiau virš kelio einantį tiltą. Privažiavęs arčiau, supratau, kad tai senas geležinkelio tiltas. Geležinkelio tiltas neatrodė, kad būtų naudojama šiuolaikinių traukinių. Neatrodė, kad galėtų atlaikyti intensyvų traukinių eismą. Pasidarė smalsu, šiek tiek prilėtinau ir pradėjau žvalgytis aplink. Toks senas tiltas ne kasdien pasitaiko, nusprendžiau apžiūrėti iš arčiau. Apsižvalgęs, tarp medžių pamačiau seną keleivinį traukinio vagoną. Prieis dar arčiau, už medžių pasirodė ir traukinių stotis. Traukinių stotis buvo sena, ant bėgių buvo galima matyti prieš daugelį dešimtmečių naudotus traukinio vagonus. Ši geležinkelio linija buvo pastatyta dar 1901 metais. Iš pradžių buvo naudojama kroviniams gabenti, o vėliau ir keleiviams. Daugiausiai keleivių buvo pervežta 5-ame praeito amžiaus dešimtmetyje. Prasidėjus 6-ajam dešimtmečiui, Švedijoje stipriai pradėjo gausėti automobilių. Tačiau geležinkelio linija kasmet keleivių buvo pervežama vis mažiau ir mažiau. Kol 1971 metais linija buvo galutinai uždaryta. Bet traukinių stotis neišnyko. Iki pat šiandien šią buvusią geležinkelio liniją galima pervažiuoti senu garvežiu, kuris vingiuoja Švedijos miškais, o traukinių stotyje įsikūręs muziejus. Atėjo vakaras. Baigėsi dar viena žygio diena. 7 valanda vakaro yra tas metas, kai tenka pradėti žvalgytis nakvynės vietos. Kaip rasti puikią vietelę stovyklavietę įkurti? Keliaujant dviračiu, per nelankytas ir nepažįstamas šalis, tai padaryti ne visada paprasta, o vietelės palapiniai pastatyti juk norisi jaukios. Viena taisyklė
kuri man veikia visada, nesvarbu kokia šalis tai būtų – Švedija, Vokietija, Anglija, Škotija, Graikija, Albanija ar kokia kita, taisyklė yra paprasta. Reikia rasti vietelę, kurioje įsikūrus niekas man netrukdytų ir niekam aš netrukdyčiau. Ši taisyklė veikia visada, išbandyta 100 kartų. Tai nuo ko pradėti? Pirma, visada galima patikrinti žemėlapį, o gal kaip tik dabar bus tas itin retas atvejis, kai netoliese bus galima rasti stovyklavietę gamtoje, kurioje ir bus galima įsikurti, bet greičiausiai teks nusivilti. Tokios stovyklavietės dažniausiai būna labai toli ir yra nepasiekiamos. Geriausiu atveju netoliese pavyks rasti kempingą, bet mano įsitikinimu palapiniai kempinge ne vieta, tad teks minti dviračio pedalus toliau ir pradėti žvalgytis. Pradėjus žvalgytis vietelės, kur būtų galima įsikurti nakčiai, niekada neaišku, kaip greitai pavyks tokią vietelę surasti. Kartais tai gali nutikti labai greitai, bet kartais tenka minti net ir porą valandų. Kartais būna net taip, kad pamačius tinkamą vietelę, staiga užsinori dar jaukesnės vietelės. Jei dar netamsu, laiko tikrai yra. O gal pavyks ir geriau atrasti. Kartais būna ir taip, kad nesinori dar sustoti. Norisi minti dviračio pedalus. Atėjęs vakaras ir besileidžiantis saulė viską apgaubė jaukia šviesa. Tai yra pats geriausias metas minti dviračio pedalus. Gatvės ir keliukai ištuštėja, nurimsta net vėjas. Vakaras yra tas metas, kai iš ausų ištraukiamas ausinės, klausomos knygos ar tinklalaidės tampa nebeįdomios. Besileidžiantis saulė ir artėjant tamsa nuramina net mintis. Per dieną jos susivelia, skaičiuoja nuvažiuotus kilometrus, primena apie alkį ir nuovargį. Neduoda ramybės net būnant parduotuvėje, nes o gal sugrįžus ir prirakinto dviračio nepavyks surasti. O kur dar tas miesto triukšmas ir lekiančios mašinos? Bet atėjęs vakaras viską paverčia niekais. Visos tos mintys dingsta, lieka tik tas smalsus protas, kuris pakelia akis aukščiau ir dairosi aplink po miškus ir pievas, ar ieško tolumoje esančių kalvų. Tai ką daryti dėl tos tinkamos vietos palapiniai pastatyti, kai naktis jau čia pat? Daryti, kaip ir nieko nereikia. Viskas gaunasi savaime. Tinkamu metu klajojantis žvilgsnis užklius už tinkamos vietelės ir pasakys, kada jau metas sustoti. Keliaujant dviračiu ir naktis leidžiant gamtoje, niekada nepavyks sužinoti, kokia bus sekanti nakvynės vieta. Tad kiekvieną vakarą kyla tas pats klausimas, o tai kur šiandien? Klajojančiam žvilgsniui, atradus tinkamą vietelę, reikia nuspręsti, kokioje tiksliai vietoje bus statoma palapinė. Tai itin svarbu. Net metras ar du į netinkamą pusę gali sugadinti visą jaukumą. Jau daug nakvynių turėjau gamtoje, net ir pats nesuskaičiuočiau, bet vis dar neišsiaiškinau, iš kur kyla tas vidinis jausmas, kuris man sako, kur tiksliai turi būti statoma palapinė. Nors, geriau pagalvojus, tai ten atsakingas darbas. Stovyklaujant gamtoje, daug visko per tą naktį gali nutikti. Gamtoje nuolat viskas keičiasi. Slenkantis nakties debesis gali atnešti stiprų vėją, kuris pradės judinti miegančias miško medžių šakas, kai kurios jų jau senos, augusios 10 metų, būna pasiruošusios kristi žemyn, o krenta jos nuolat. Miške net žingsnio nepadėsi nesutraškinęs gulinčios šakos. Dėl to, prieš statant palapinę, reiktų pakelti akis į viršų. Dažniausiai šakos pačios pasakys, kris jos naktį ar ne. Reikia tik atidžiau įsižiūrėti. Stipriai pasvirę medžiai irgi naktį gali prigulti, tad geriau jį ir jiems nesimaišyti. Tie patys slenkantis nakties debesis gali atnešti ir lietų. Jei jis bus stiprus, miško paklotė gali nespėti jo sugerti. Vanduo pradės kauptis į dubusiuose paklotės vietose. Tad geriausia tokias dubutes pastebėti iš anksto, kad į palapinę nepradėtų sunktis vanduo. Miškuose daug įvairiausių takelių, net ir ten, kur žmonių nebūna. Juos palieka miško žvėris. Gerai jie juos atsimena, kartais naktį ateina jų patikrinti, tad geriausia ant takelio palapinės nestatyti, nes naktį juk sunku matyti, gali ir neapeiti. Esu pietų Švedijoje, čia kalnų nėra, tad net neminėsiu nuo kalnų riedančių akmenų ar upelių,
kurie po lietaus gali tapti šėlstančiomis upėmis. Kaip ten bebūtų, miške vietos daug, tinkamą vietelę tikrai pavyks surasti. Prasideda 5 kelionės diena. Stovyklavau ant jūros kranto, tik jūros vaizdas čia neįprastas. Rytas buvo ramus ir tylus, nebuvo girdėti jūros bangų ir medžių šakose ošiančio vėjo, o ryto rūkas aplinką padengė pilka spalva. Nebuvo matyti ir beribio jūros horizonto, nebuvo ir smėlėto jūros paplūdimio. Jūros krantas čia kitoks. Vaizdas čia, kaip aukštai kalnuose, tik kalnų viršūnę aplink nematyti. Vaikščioti čia teks tarp akmenų ir didžiulių nuplikusių uolų, o jų čia daug ir įvairiausių dydžių. Pavyks čia rasti akmenų telpančių į rankos delną. Pavyks rasti ir tokių, kurie tokie dideli, kad guli čia nejudinami 1000 metų. Auga čia pušynas, visai kaip pas mus, tik medeliai mažesni. Dirvožemio tarp akmenų nedaug, tad auga ir daug lėčiau. Ryte prabudęs nusprendžiu neskubėti, norėjau čia ilgiau pasibūti, ne kasdien kelelis atveda į tokį miškelį prie jūros. Rytas buvo žvarbokas, karštas kavos puodelis bus pats tas sušildyti rankas. Surandu didžiulį akmenį, jo paviršius beveik kaip stalas. Atsinešu dujų balionėlį, degiklį, vandenį, puodelį ir kavą. Mėgsta žmonės gerti kavą gražiose vietose, mėgstu ir aš. Keliaujant dviračiu, tai neatsiejami dalykai. Gražios vietelės visada priverčia sustoti, o sustojus ir ilgiau pasibūti. Tokiamis akimirkomis prisimenama ir kava. Kažkaip savaime tai gaunasi. Tampa ji labai reikalinga. Kavos ruošimas suteikia jaukumą, degiklio užsukimas, liepsnos uždegimas ir degančių dujų šnipštimas tarsi nuramina, o laukiant šylančio vandens, akis pradeda tyrinėti aplink esančius vaizdus. Laikant rankose kavos puodelį, sugrįžta daug atsiminimų. Puodelis primena kadaise lankytas vietas, nukelia į tolimus kalnus, primena tą malonų nuovargį, įveikus aukščiausias kalnų perėjas, primena tuos kartus, kai maistas jau buvo pasibaigęs, o papildomų jėgų galėjo suteikti tik likusi kava. Prisiminimai nukelia ir į karštą vasaros dieną, kai vėsinantis upės vanduo atstatė jėgas. Primena audringus vasaros debesis ir tolumoje blykstinčius žaibus. Net pats puodelis kavai, bėgant laikui tampa svarbus. Atšalęs kavos puodelis primena, kad pertraukėlė jau baigėsi ir metas judėti toliau. Kiekvienas keliukas, didelis jis ar mažas, turi savo istoriją. Šie miško keliukai, kuriais aš dabar einu, taip pat turi savo istoriją. Atsirado jie prieš beveik 200 metų. Kadaise šiuose akmenuotose vietovėse žmonės sugalvojo akmenis skaldyti. Jų reikėjo augantiems miestams, jų gatvėms ir pastatams. Didžiuliai akmens luitai buvo verčiami ne tik į akmens plytas, bet taip pat akmens meistrai iš jų darydavo skulptūras, kurios puošdavo miesto pastatus. Šie keliukai ir vedė į akmens kasyklas, jais keliaudavo akmens skaldytojai ir meistrai iš aplinkinių kaimelių. Bėgant metams, kasyklos buvo uždarytos, kai kurie keliukai išnyko, bet akmens skaldžių pasakojimai išliko. Vietos bendruomenė nepamiršo, ką veikia jų seneliai ir proseneliai, ir jų istorijas pasakoja iki pat šiandien. Mano kelionė jau įpusėjo. Atėjo metas palikti pajūro keliukus ir patraukti tolyn į Švedijos gilumą, kur prasideda tankus miškai, lygumas pakeičia augančios kalvos, o beribė jūra primena didžiuliai ežerai. Traukdamas gilyn į miškus, palieku ir asfaltuotus keliukus, juos pakeis maži žvyruoti keliukai, vedantis į atokius kaimelius. Kelionė minant žvyrkeliu tampa kiek kitokia. Nusukus į miško keliuką, kelionė sulėtėja. Sulėtėja ne dėl to, kad pasidaro sunkiau minti dviračių pedalus, sulėtėja, nes miške pasidaro ramu. Triukšmingos gatvės pasilieka kažkur toli, nelieka pravažiuojančių ir besivijančių automobilių, nelieka ir šviesoforų,
kurių žalia šviesa visada taip trumpai dega. Nereikia ir taip dažnai dairytis per petį, saugantis atlekiančio automobilio. Miško keliuku važiuoji vienas pats, žmonių čia retai pasitaiko. Girdėti tik čiulbantis miško paukščiai, o kelią kartais perbėga šuoliuojantis stirna. Į mišką net vėjas rečiau užsuka, žemiau veglių viršūnių jis nesileidžia. Miške tikrai nebus nuobodu, galima čia daug visko pamatyti, reikia tik žvalgytis. Kartą, važiuodamas mišku, šalia keliuko pamačiau seną, žole apaugusi padargą. Sustojau apžiūrėti. Prietaisas kažkur jau matytas vaikystės prisiminimuose, buvęs beveik ir užmirštas. Toks žemės ūkio padargas, traukiamas arklio, buvo naudojamas nupjautai žoliai surinkti, išrastas dar XIX amžiuje. Apsidairęs aplink, tarp medžių pamačiau akmeninę sieną. Pagalvojau, gal ten sena ir pamiršta sodyba, kurios padargai gulėjo šalia keliuko. Ar ten kas nors gyveno? Taip ir nebuvo aišku, išlikę tik seni apsamanoję akmenis, o už sienos slėpėsi dar daugiau pamirštų padargų ūkio darbams atlikti. Keista buvo visą tai matyti miške, vis tik tie prietaisai skirti ne miško darbams atlikti. Gali būti, kad akmeninė siena, ar kas ten bebūtų, ne visada buvo miške. Kadaise aplink gal driekėsi pievos, o žmonėms atsitraukus, nešienaujamas pievas, pasiglemžė miškas. Baigėsi dar viena žygio diena. Kaip ir kiekvieną vakarą, ateina metas ieškoti nakvynės vietos. Kaip ir kiekvieną vakarą, atrodo, kad diena ir vėl prabėgo per greit. Trūksta dar valandėlės kitos, nesinori dar sustoti, bet tamsa artėja ir jos nesustabdys. Tad tenka ir vėl pradėti žvalgytis. Minant keliuku, pravažiuoju ne vieną nusukimą gilinį miškelį, bet vis neišsirenku, į kurį nusukti. Kažkoks vidinis jausmas vis sako, kad dar ne dabar, dar truputį toliau. Sunku tą jausmą apibūdinti, vis atrodo, kad už sekančio posūkio bus geriau. Kartais tas jausmas net pradeda erzinti. Privažiuoju dar vieną nusukimą ir vėl man tas jausmas sako važiuoti toliau. Mat, ant keliuko matosi kažkokio traktoriaus neseniai paliktos vėžės. Nesinori sukti į keliuku, nes gal pamatys, gal naktį sutrukdys, o gal ryte anksti atvažiuos. Nusprendžiu neklausyti to vidinio jausmo, nei kas čia atvažiuos, nei kas man čia sutrukdys. O jei ir atvažiuos, tai ką, negi išvarys. Juk taip dar niekada nėra buvę. Kol aš apie visą tai svarsčiau ir tą keliuką pravažiavau, apsisuku, sugrįžtu atgal ir nusuku gilyn į mišką. Keliukas buvo gana trumpas, jo gale matėsi trobelė. Iš pradžių pagalvoju, gal tas jausmas ir buvo teisus. Jei kažkas čia gyvena, tai teks apsisukti ir ieškoti naujo keliuko. Bet privažiavęs arčiau, supratau, kad namelis tikrai nėra gyvenamas. Nakčiai liksiu čia. Radus tokią vietelę, kuri turi stogelį, galinti paslėpti nuo netikėto lietaus, galima sutaupyti šiek tiek laiko, nes nereiks statyti palapinės. Užteks tik pasitiesti čiužinuką ir išskleisti miegmaišį, o ryte bus galima greičiau susipakuoti. Namelio vidus paprastas ir tuščias, daiktų jokių nelikę, viduje gan švaru. Bandau įsivaizduoti, kokia to namelio istorija ir kodėl jis tapo pamirštas. Bandau įsivaizduoti jo statytojus, kurie džiaugiasi užbaigę savo darbą ir kurie net negalvoja, kaip vieną dieną tas jų darbas liks pamirštas. Kaip bebūtų, trobelė vis dar stovi ir kartais nudžiugina užklydusius keliautojus. Kol susiruošiu, mišką apgaubia naktis. Pradedu gaminti ilgai lauktą vakarienę. Vakarienė paprasta, namie gali ir būtų neskani, bet miške pats tas. Užmiegu greit, dienos nuovargis ir grynas miško oras padeda tai padaryti.
Prasideda 7 žygio diena. Patikrinu kelionės maršrutą. Kaip ir kiekvieną rytą, akimis permetu žemėlapyje pažymėtą keliuką, kuriuo teks šiandien važiuoti. Kartais tai naudinga padaryti, padeda pasiruošti dienai, o pasiruošimas labai paprastas. Reikia surasti maisto atsargų ir vandens papildymo vietas. Tai pravartu padaryti keliaujant per atokesnius šalies regionus. Gali pasitaikyti maršruto atkarpų, kai daugelį kilometrų nebus galima surasti parduotuvės ar kitos vietos, kurie būtų galima pasistiprinti. Kasdien minant dviratį, maisto norisi daug. Minant dviračio pedalus, kasdien sudeginama 3–4 tūkstančiai kilokalorijų. O jei diena labai ilga, šis skaičius gali būti ir dar didesnis. Tad pakankamai maisto atsargų pravartu turėti. Kas nutinka, kai pasibaigia maistas? Pirmiausia, iš krepšelio gilumų surandami maisto likučiai. Kartais jie užsilieka. Keliaujant, norisi išbandyti nematytus ir neragautus dalykelius. Tik ne visada su jais pasiseka ir kai kurie jų nugula į krepšelio gilumą, kurie prisimenami tik tada, kai iki parduotuvės lieka daug kilometrų, o valgyti norisi jau dabar. Kas nutinka, kai net maisto likučių rasti nepavyksta? Iš pradžių nieko, galima minti toliau. Keliaujant dviračiu, alkis kasdienis dalykas, išvengti nepavyks. Tas pirmo alkio pajautimas, malonus priminimas kviečiantis sustoti papietauti. Minti galima toliau, bet alkis toks dalykas, kurio ignoruoti nepavyks. Bėgant kilometrams, jis vis dažniau apie save primena. Mintise jis tarsi artėja, nustumdamas kitas mintis į šalį, kol galų gale jis stovi prieš akis ir aplink daugiau nieko pamatyti nepavyks. Kai jis taip arti ateina, pasitraukia visos jėgos ir minti dviračio pedalus pasidaro sunku. Alkis atima ne tik jėgas, bet ir sulėtina laiką. Sočiai pavalgius ir pailsėjus, kaskart mesteliu žvilgsnį į dviračio kompiuteriuką, nuvažiuoto atstumo skaičiukas didėja labai greitai. Kartais net nepastebi, kaip greitai jis keičiasi. 2, 5 ar 10 nuvažiuotų kilometrų gali atrodyti kaip staiga prabėgusi akimirka. Minant dviratį alkanam, skaičiuoti nuvažiuotus kilometrus pasidaro labai sunku. Net tas skaičiukas po kablelio, kuris rodo numintas 10 kilometro dalis, vos keičiasi ir kuo ilgiau jį žiūri, tuo lėčiau viskas vyksta. Alkis gali ir nuotaiką sugadinti. Alkis atima iš proto smalsumą, akis nebelaksto po miškus ir pievas, ieškodamas ką įdomaus pamatyti, nusileidžia jos žemyn ir mato tik pilką susiliejusią asfaltą. Alkiui negalima pasiduoti, geriausia jį priimti, moka jis ne tik liūdnai nuteikti, bet gali ir pradžiuginti. Alkis padeda prisiminti, koks yra skanus maistas. Alkis būna nekantrus, neleis sustoti ir pasiduoti, o sunkiausia akimirka suteiks jėgų. Maisto kažkada tikrai pavyks surasti, o tas lėtai praslinkęs laikas, keliaujant kartu su alkiu, maistą padarys tik skanesniu. Gerai pavalgius ir šiek tiek pailsėjus, jėgos sugrįš akimirksniu. Net sunku bus suprasti, kad galėjo būti kitaip. Alkis ne vienintelis kelionės palydovas, prie jo kartais prisijungia ir troškulys. Jis suteikia dar kitokius jausmus. Keliavau ankstyvą pavasarį, tačios kelionės metu su juo nebuvau susitikęs. O kai būna, galbūt papasakosiu kitą kartą. Šiandien pasieksiu aukščiausią pietų Švedijos kalvą. Kur be keliaučiau, visada ieškau aukščiausių vietų, kurias būtų galima pasiekti dviračiu. Kad ir kur važiuočiau, ieškau vingiuojančių keliukų kylančių aukštyn. Žmonėms nuo seno patiko keliauti link aukščiausių apylinkės kalvų ir kalnų viršūnių. Jas visada bus galima surasti vedančių keliukų. Tokią vietą radau virš šios kelionės metu. Tai 377 metrų aukščio kalva. Aukštis gal ir nedidelis. Keliaujant po kalnų šalis, į tokią kalvą net ir dėmesio netkreiptum. Gal net vardo ji neturėtų. Bet ten, kur kalnų aplink nėra, kiekviena aukštesnė kalva ypatinga, net jei ji ir neprilygsta snieguotams viršukalnėms. Tad ir ši kalva bus man ypatinga, tai bus aukščiausia mano žygio vieta. Įdomu tai, kad nors kalva ir jos apylinkės nėra aukštai pakilusios į dangų, bet šis aukštis yra pakankamas, kad čia vasaros būtų keliais laipsniais vėsesnis, o žiemą čia snigti pradėtų anksčiau. Ant kalvos radau bokštelį, kuris kadaise buvo naudojamas miškų gaisrams stebėti. Šiandien jis jau nebenaudojamas. Stačiais laipteliais galima pakilti į viršų ir apsižvalgyti po apylinkės. Vietovė gana toki,
Aplink matosi vien tik pievos ir miškai, kurie nusidriekia iki pat horizonto ir ten galutinai pranyksta. Atėjo metas pradėti žvalgytis nakvynės vietos. Šį kartą jie tikrai nesunkiai rasiu. Aplink vien miškai, o tokiais miškų keliukais beveik niekas nevažinėja. Esu čia vienas, tad anksčiau mano minėti stovyklavimo taisyklę lengvai pavyks pritaikyti. Verta paminėti, kad Švedija yra keliautojams viena draugiškiausių valstybių pasaulyje, kurioje nepažeidžiant įstatymų legaliai galima stovyklauti gamtoje. Yra kelios taisyklės, kurių reikia laikytis, bet jos gana paprastos ir nekeliančios jokių sunkumų. Svarbiausia nestovyklauti kažkieno kieme, ten, kur akivaizdžiai kažkas gyvena. Taip pat reiktų pasidomėti nacionalinių parkų taisyklėmis. Jie pritraukia daug žmonių, tad ir taisyklės čia reikalingos, o visur kitur, ten, kur laukinė gamta, apribojimų nėra. Žemėlapyje randu pažymėtą stovyklavietę, ji visai arti, vos už kelių kilometrų. Ten ir nusprendžiu patraukti, jei bus jauku, pasiliksiu. Stovyklavietė buvo puiki. Visai šalia jos, pro medžių šakas buvo galima matyti miškų supamą ežeriuką, o kitoje pusėje tūnojo pelkė. Stovyklavietė turėjo 2 mažus namelius, nors ne kiekvienas tokį medinį statinį galėtų pavadinti nameliu. Durų jis neturi, turi 3 sienas, lygias grindis ir stogą. Sumanymas paprastas, nuo vėjo ir lietaus pasislėpti užteks, o aplink esanti gamta visada bus matoma. Keliautojams mėgstantiems naktis leisti gamtoje tiek ir tereikia. Buvo čia ir laužavietė, o laužas tokiai vietai visada būtinas. Nieko nelaukęs pradedu ieškoti malkų. Netoliese radau nuvirtusių eglių, jų šakos jau buvo sausos, puikiai tiks laužui. Pavasaris dar buvo ankstokas, o jo vakarai vėsoki. Deganti laužo šviesa tikrai sušildys ir vakarą padarys jaukesniu. Laužas turi tokią savybę, kad dar net nepradėjęs degti, sušildo visą kūną. Ieškant sausų malkų laužui, kartais tenka ir pasistengti, pjauti nuvirtusių medžių šakas, jas tempti į stovyklavietę, vėliau tas šakas supjaustyti ir visą tai bedarant, išmuša tikras karštis. Miško gilumą sausas pavasario oras dar nebuvo pasiekęs. Laužo taip lengvai užkurti nepavyko, o gal vertėtų pripažinti, kad vis dar nežinau laužo įkūrimo paslapčių, kai miškus vis dar gaubia užsilikusi žiemos drėgmė. Pasižadu viso to išmokti kažkada kitą kartą. Pasinaudoju dujų balionėliu ir neužgęstanti jo liepsna galų gale įplėskė drėgnas eglių šakeles. Kai pagalvoji, daug vargo dėl to laužo, bet jis yra būtinas. Retas, kuris pasakys, kad tokią akimirką jis nereikalingas. Bet gal nereikia dėl to stebėtis. Žmogus ir laužas vienas kitą lydi jau 100 000 metų. Laužo pulsuojanti liepsna, spraksinčios žarijos, dūmų kvapas ir sklindanti šiluma slypi kiekvieno mūsų viduje. 1000 metų didelė žmonių gyvenimo dalis sukdavosi aplink laužą. Galbūt dėl to tas laužas visada toks būtinas. Prasideda 8 kelionės diena. Keliaudamas nemėgstu ilgų rytų, tad dažniausiai stengiuosi kuo greičiau susiruošti ir pradėti minti dviračio pedalus. Jei turiu skanaus maisto, skiriu kelias minutės ir pusryčiams, jei ne, pradedu minti nepusryčiavęs. Nieko baisaus, pirmiems 20 ar 30 km energijos tikrai užteks, o vėliau kažkur maisto tikrai rasiu. Keliavau tokiu keliuku, vingiuojančiu per miškus, nors ir skubėjau pradėti savo dieną, bet supančių miškų vaizdai neleido to daryti. Miškuose buvo įsibarstę didžiuliai akmenys ir kaskart pamatęs šios milžiniškus riedulius, sustodavau ir prieidavau apžiūrėti iš arčiau. Šios akmenys prieš 1000 metų išbarstis lenkantis ledynas. Nuo tada jie taip ir liko stovėti nejudinami. Kiekvieną kelionę reikia suplanuoti. Jei keliaujama dviračiu, kelionėje reikia sukurti ir maršrutą. Vieniems patinka viską daryti labai kruopščiai. Tokie planuotojai žino kiekvieną maršruto atkarpą ir kas joje jų laukia. Kiti keliautojai žino tik kelionės kryptį, o kurdami dienos maršrutą į detalės nesileidžia. Abu keliavimo būdai turi savų privalumų ir trūkumų. Leistis į nežinomybę yra vienas geriausių būdų patirti tikrą keliavimo jausmą, kai nežinai, ką šiandien pamatysi ir kur keliukas tave nuves.
Savo maršruto žinojimas taip pat geras dalykas. Planavimas neleis praleisti pačių įspūdingiausių vietų, kurių nežinant, jos taip ir liks neatrastos. Save priskirčiau prie tų kruopščių planuotojų, kurie savo maršrutą gerai pažįsta. Bet į maršrutą visada įtraukiu žygio atkarpų, kurios yra labai mažai suplanuotos ir nežinau, kas manęs jose laukia. Netikėtas atradimo jausmas visada pradžiugina. 9 kelionės diena kaip tik ir buvo tokia diena, kai leidausi nežinomybę ir nežinojau, kas manęs tą dieną lauks. Mindamas mišku, šalia kelio, prie upelio pamačiau mažą raudoną medinę trobelę, iki kurios vedė miško paklotėje pramintas takelis. Priėjau arčiau. Turbūt kiekvienas mūsų žino, kad ne pro kiekvienas duris galima užeiti, ypač nepažįstamose vietose, kažkaip juk nemandagu, bet juk jas galima patikrinti, jei neužrakinta, tai gal galima atsargiai užeiti. Medinės senos duris buvo neužrakintos, vos pravėręs jas, supratau, kad ši trobelė man tikrai patiks. Trobelėje buvo vienas kambarys su mažyčiu prieangiu. Užėjau nedrąsiai. Viduje buvo labai tvarkinga ir švaru. Iš pirmo žvilgsnio galima net pagalvoti, kad čia kažkieno namai, o namelio šeimininkas tik trumpam išvykęs ir tuoj sugrįš. Lėtai apžiūrėjau namelį. Kiekviena jo detalė atrodė be galo įdomi. Viskas, kas buvo namelyje, atrodė lyg būtų pagaminta kažkieno rankomis. Tyrinėjant namelį, galima surasti užuominų, kokias istorijas ši vieta galėtų papasakoti. Ant sienų pakabintose nuotraukose buvo įamžintas kadaise vykęs gyvenimas aplink namelį. Prierašai ant nuotraukų buvo rašyti ranka, o užfiksuotos akimirkos vyko daugiau nei prieš 60 metų. Nuotraukos ant sienų taip ir neatskleidė namelio paslapties, tad naujų užuominų pradėjau žvalgytis pro namelio langus. Pro jos matėsi miško medžiai, o įsiklausius buvo galima girdėti tekantį upelį. Viename langelėje, praskleidęs užuolaidą, visai šalia pamačiau senų išsikraipiusių lentų pastatą. Nutariau nueiti apžiūrėti iš arčiau. Gal ten rasiu savo atsakymą. Priėjus arčiau, pasidarė labai įdomu. Tokio statinio anksčiau dar niekada neteko matyti. Medinis pastatas stovėjo aukštai iškeltas ant akmenų, o po jo tekėjo sraunus upelis. Vietovės paslaptis po truputį pradėjo atsiskleisti. Žmonės jau nuo seno mokėjo panaudoti tekantį upės vandenį. Tad ir šie statiniai taip pat bus tokiam tikslui sukurti. Tik dar neaišku, ką tiksliai su jais buvo galima nuveikti. Akmenimis susirupšiau aukštyn. Viduje beveik viskas pastatyta iš medžio. Greit pamatau vieną detalę, kuri iškart atskleidžia visą vietovės paslaptį. Tai senovinio pjūklo geležtė, sakanti, kad kadaise čia buvo upės tėkmės pagalba veikianti lentpjovė. Ši lentpjovė ir kitoje upelio pusėje esantis vandens malūnas, skirtas grūdams malti, buvo pastatyti labai seniai. Niekas tikslių pastatymo metų nežino. Atidūs tyrinėtojai vienoje iš senovinio pastato lentų rado išraižytą skaičiuką 1744. Gal tai ir buvo tie metai, kada visa tai buvo pastatyta. Nors tikslių pastatymo metų niekas ir nepamena, bet yra išlikę atsiminimų dar iš tada, kai sraunus upelis suko didžiulius malūno ir lentpjovės ratus. Visa tai priklausė 4 ūkininkams, kurie gyveno gretimame kaime. Jie čia ir darbavosi. Kai upelis po liūčių ištvindavo ir tapdavo labai sraunus, lentpjovė veikdavo dieną ir naktį. Elektros tada dar nebuvo. Norėdami dirbti naktimis, ūkininkai pasikviesdavo papildomas pagalbas. Žmonių, kurie laikydavo deglus ar žibintus, kurių pagalba buvo galima matyti tamsoje. 1926 buvo tie metai, kai lentpjovė veikė paskutinius savo metus, bet vis dar stovi ir šiandien, primindamas senas istorijas. Praleidžiu daug laiko tyrinėdamas raudoną namelį, lentpjovę ir malūną. Kaip visada, palikdamas man labai patikusią vietą, atsisveikinant sakau, kažkada čia dar sugrįšiu. Liko dar 2 dienos baigti savo žygį per pietų Švediją. Kilometrų laukia nemažai. Paspartinu savo kelionės tempą ir nuskubu jūros link. Kad ir kaip stengiuosi, skubėti man nelabai pavyksta. Alkis nekamuoja, jėgų daug, savijauta gera, bet kilometrai renkasi labai lėtai. Pietų pertraukėlėje atsitiktinai pasirenku nusukti mišku vingiuojančiu takeliu. Žemėlapyje pamatau, kad vos už 200 metrų yra ežeriukas, o pietauti juk norisi su geru vaizdu.
Per tankiai augančius medžius ir supančias kalvas artėjančio ežero nebuvo matyti, kai visai netikėtai, užmynus į neaukštą kalvą, atsivėrė ežero vaizdas. Sunkiai galėjau patikėti savo sėkme. Tankus medžiai slėpė neįtikėtiną vaizdą. Apie likusius minti daugelį kilometrų iškart pamirštu. Žinojau, kad čia pasibūsiu ir tikrai neskubėsiu. Mano pietų pertraukėlė buvo ant didžiulio skardžio prie ežero kranto. Greit suvalgau pietus, nekantrauju pavaikščioti aplink ir patyrinėti stačius skardžio šlaitus. Randu vietelę, kurioje galima prieiti prie pat skardžio krašto. Apima tas kvailas jausmas atsistoti ant skardžio kraštelio ir pažiūrėti žemyn. Iki bedugnės kraštelio lieka mažas žingsnelis. Čia ir sustoju. Tiek ir užteks. Aukščio nebijau, bet žinau vieną. Aukščio tolerancijos ribas reikia išbandyti atsargiai. Tokią akimirką, kojas gali imti ir sukvailioti. Ir tik žiūrėk, griūni sau lygioj vietoj. Metas judėti toliau. Iki jūros netaip ir daug liko. 3-4 valandos ir turėčiau ją pasiekti. Pastebiu, kad mano keliukas link jūros eina palei akmenuotą upelį. Upelis nedidelis, turbūt ir negilus, bet labai garsus. Per daugelį metų tekantis vanduo išgraužė vingiuotą upės vagą, atidengdamas giliau žemėje glūdinčius akmenis, kurių tiek daug, kad blaškomas nerimstantis vanduo ir skleidžia tą šniokštimo garsą. Išsibarščiusiais akmenimis šią upę būtų galima perbristi ir kojų nesušlapus. Vingiuojantis upelis visą tą laiką ir lydėjo mane iki pat jūros, ten, kur jis susidurdamas su jūros bangomis, baigė savo ilgą kelionę Švedijos kalvomis. Pasiekiau Baltijos jūrą. Pasiekti jūrą, tą bekraštį vandenyną, visada smagus jausmas, kad ir kur ją pasiektum, jūros krantas, tarsi pasaulio kraštas, kuris tave sustabdo ir yra kaip laikina stotelė, nuo kurios prasideda naujas žygio etapas. Prasideda paskutinė žygio diena. Lieka numinti paskutinius 130 km. Šią dieną aplankysiu pusiasalį, nusidriekusi toli į Baltijos jūrą, o pačiame jo gale bus galima apžiūrėti aukščiausiai esantį švyturį visoje Švedijoje, kurios skleidžiama šviesa pasiekia jūroje esančius laivus net už 45 km. Priartėjęs prie pusiasalio, supratau, kad ši vieta bus ypatinga. Kraštovaizdis čia labai skirtingas nuo apylinkėse esančių vietų. Dar vos prieš kelis kilometrus mynio neaukštomis kalvomis ir supančiomis pievomis, o čia viskas staiga pasikeitė. Toks jausmas, kad vos per kelias akimirkas nusikėliau kažkur toli į kalnus, ten, kur pievų aplink nematyti, o prieš akis vien tik stačios plikos uolos ir begalė akmenų. Vieta, kurioje stovi švyturys, taip pat ypatinga ir turi savo gilią istoriją. Ši vieta yra seniausia vieta visoje Skandinavijoje, kur buvo pradėti statyti pirmieji švyturiai. Pirmasis švyturys buvo pastatytas dar 1563 metais. Šiandien stovintis švyturys yra 5. Per visus tuos metus keitėsi technologijos, tad bėgant metams švyturiai keitė vienas kitą. Dabartinis švyturys pirmą kartą įžiebtas 1898 metais, o jos skleidžiama šviesa yra pati ryškiausia Skandinavijoje. Kaip ir kiekvienas švyturys, taip ir šis turėjo savo švyturininką. Paskutinis švyturio prižiūrėtojas savo darbą baigė 1996 metais. Automatizuotas švyturys veikia ir šiandien, padeda orientuotis Oresunto sąsiauriu plaukiantiems laivams. Čia ir buvo mano paskutinė vieta, kurioje sustojau pasibūti ilgiau. 10 dienų keliaujant Švedijos pajūriu ir miškais prabėgo labai greitai. Per 10 dienų numyniau 1326 km. Numintų kilometrų skaičius gal ir didelis, bet pamačiau tik nedidelę Švedijos dalį. Tad čia dar tikrai sugrįšiu.